Direktoriaus sezonas oficialiai baigtas, ar visi lūkesčiai įgyvendinti ir kokios nuotaikos dabar šį vakarą? Asmeniškai aš labai džiaugiuosi, kad viskas baigėsi be didelių incidentų, be kažkokių nemalonių nutikimų. Manau, kad sezonas pavyko. Aišku, Kibirkštis yra euforijoje, bet kitos komandos biški turi gal tokio kartėlio, kad nepavyko įkąsti šiais metais mūsų čempionams. 4 taurių nusisavinimas, kaip aš vadinu, pasveikinu trenerį. Aš manau, kad tai yra laikinas, nes kitos komandos pasitems ir kitą metą ateis labiau pasiruošusios ir aš tikrai garantuoju, kad kitas sezonas bus dar įdomesnis. Žvelgiant į lygos infrastruktūrą ir administracinius dalykus, kiek pavyko paaugti šiame sezone ir kas labiausiai matoma jūsų akim buvo? Šiaip sakau, mes paaugom vienu žmogumi, kaip sakau, tai tas yra jau geras dalykas, kad ir lyga auga, kas liečia administraciją. Pats valdymas, sakykime, nieko nesikeitė, tik tai, kad sustygavom darbų pasidalymą, tai dabar mes konkrečiai žinom, kas ką daro, kas ko turi užsiimti. Aš manau, tas mūsų darnumas, mano komandos supratimas, ko aš noriu iš jų, duoda tos vaisius, ką mes dabar turim. Dar prieš metus kalbėjom, atsimenu, dėl neišvengiamos klubų plėtros Smartway MLKL A divizione, kiek šie žingsniai juda į priekį? Žingsniai galėtų judėti greičiau, jei, sakau, atsirastų finansų, bet kitą savaitę paaiškės, ar Alytus prisijungs prie A diviziono. Ir mes nenorim skubinti, kad ateitų kažkas, kuris nepasiruošęs žaisti A divizione, nes, kaip matote, jo lygis smarkiai auga ir nesinori, kad ateitų klubas, kuris bus ne to lygio, kad Kibirkštis ir Neptūnas, tas pats LCC, kad ir Šiauliai neturės ką veikti. Šiam sezone taip pat kartelė atrodo ūgtelėta dar labiau negu po praėjusio sezono, kuriuose vietose labiausiai galima augti sekančiais metais. Aš manau, kad mes padarėme viską kaip lyga, kad ta kartelė yra reikiamam dabar aukštyje. Tai aš kaip ir minėjau savo kalboje per uždarymo šventę, dabar klubai turi atsakyti mums savo darbų, savo norų, plėsti lygą. Pačių komandų noras turi būti, kaip sakant, atstovauti savo miestą deramai, o mes esame tam, kad padėti jiems. Bet jeigu mes matysim, kad čia tik tai mums to reikia, tai bus labai sunku susistiguoti, sakykime, bendriems veiksmams. Ačiū ir gražios vasaros.